Okay. Dviračius pasiimam ir tada keliaujam. Dar pasipildyti vandens į kambarį. Ir tada pirmas taškas kažkur į dviračių parduotuvę. Reikia kamerą nusipirkti, nes važinėju su lopyta. Tai, vis tiek netaip saugiai jaučiuos važiuodamas toliau. Ir tada važiuosim kažkur į Smiltynę. Persikėlėm į Smiltynę ir pirmiausia užsukom į jūrų muziejų ir delfinariumą. Tai jūrų muziejui nelabai patiko, kažkaip mažokai buvo ten ką žiūrėti, greitai tos ekspozicijos pasibaigė, o po to žiūrėjom į delfinariumą ir ten jau delfinų pasirodymas buvo labai fainas. Va, tą tai tikrai verta aplankyti. Nu kaip sukilimas? Ko tu dar nebėgai? Ką? Ko dar neskubėjai? Nu, man buvo faina. Bet aplenkiau vienas. Aš kvapą nebetgaunu. Bet čionais buvo baisiau negu šitas baltupių, kurio taip nemėgsti.
Čia nežinau, kiek ilgai truks, tas baisiausia. Tas geriausia, nes nenusiteikė, kad jau čia bus, žinai, šakės. Jo, bet vis statėjo, 34 metrai šiaip, tai ne tiek ir daug. Nu. Gerai, dabar žemyn. Bet niekad neįvertinė, kas skanukas. Ai, elektrinus įvertinė. Jo, tai pasiekėm Juodkrantę, ten pavalgėm ir kainos Juodkrantėje tai kaip Elektrėnuose. Burgeris 12 eurų, nealkoholinis alus 3 eurai. Nu tai žodžiu tas pats, kas Elektrėnuose viskas. Nu bent jau toj kaviniai, tik skaniau. Bet elektriniškai nepykit, bet tiesa. Ir viskas, tada grįžom tiesiu taikymu namo, spaudėm jau greičiau, nestuviniavom ir nu, jau biškį pavargom, ar ne? Taip, 60 km vis dėlto. Jo, per visą dieną gausi 60 km, tai visai normaliai. 63, ne? Nu, 63, tai jo, visai gerai. Tai va, iš ryto atrodė, kad gali lietaus būti, nes apsiniaukė buvo, tokie tamsus debesys ėjo aplinkui, bet paskui išsigėdrė ir buvo labai faina. O rytoj Palanga. Ir mažiau kilometrų. Ir mažiau kilometrų.